pirmasis egzamino taškelis, duotas grafikas, vienas iš 4 grafikų, reikia atpažinti, kuris iš jų yra y lygu 2x. Y lygu 2x. Na, kas mokėsi 11-12 klasėje, tai iškart ir mato, kad teisingas atsakymas C. Kito būti negali, tai yra rodiklinė funkcija, didėjanti rodiklinė funkcija, a didesnis už vienetą, jeigu ax prisimenat, kas tai yra. Tai teisingas atsakymas C. Tarp kitko, pirmasis A variantas tai yra tiesinė funkcija, tai būtų grafikas ax plus 1, ax plus 1 kažkas vietoj a teigiamas, koks nors skaičiukas. Čia, jeigu plačiau šnekant, tai yra ax kvadratu plus 1, kur a daugiau už dalį. Tai yra parabolė, čia tiesiai, čia parabolė, čia kubinė parabolė, ax trečiuoju plus 1, tik tai a čia būtų mažiau už 0. Ką dar čia būtų galima pasakyti apie šį uždavinį? Nelabai padeda taškelis 0,1. Visi grafikai eina per tašką 0,1, kai x 0, tai y 1, 2 nulinių yra vienetas. Bet šiaip tai trivialu atsakymas C.